Kiekvieną rytą pabunda europietiškas, modernus ir jaukus Vilnius, turintis nuostabų senamiestį ir draugiškus žmones. Istorinis miesto centras formavosi ten, kur Vilnia įteka į Nerį. Buvusiame Šventaragio slėnyje išaugo pilių kompleksas, kūrėsi miestas. Iki šių dienų išlikę pastatai leidžia pajusti didingą praeities dvelksmą. Nuo pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo prieš 1000 metų mūsų valstybė išgyveno sudėtingą kūrimosi laikotarpį. Keliaujant žymiausiomis Vilniaus vietomis, valstybingumo istorijos galima mokytis gyvai. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikus ir garsias Pacų, Radvilų, Sapiegų, Chodkevičių giminės bei jų darbus mena senamiestyje išlikę rūmai. Čia buvo įsikūrę Lietuvos didikai. Vilnius visais laikais buvo svetingas, atviras ir tolerantiškas, todėl tapo daugiataučiu ir daugiakultūriu miestu. Čia gyveno ir kūrė žymūs rabinai, judaikos mokslininkai. Per 700 metų žydai sukūrė turtingą kultūrą. Ne veltui Vilnius buvo vadinamas Šiaurės Jeruzale. Bažnyčios, vienuolynai, paminklai liudija glaudžiai susijusią lietuvių ir lenkų tautų praeitį. Ir šiandien maldininkai keliauja į Vilnių išvysti stebuklingo Dievo motinos paveikslo. Pačioje miesto širdyje buvo įsikūrę vokiečių vienuoliai, pirkliai, amatininkai ir architektai. Jų svarų indėlį į miesto gyvenimą įamžina Vokiečių gatvės pavadinimas. Iki šių dienų išlikusios stačiatikių cerkvės paįvairina Vilniaus panoramą ir primena rusiškosios kultūros palikimą. Mėgstančius gamtą ir išsiilgusius ramybės kviečia Vilniaus parkai. Pasivaikščiojimas Vilniaus slėniais atskleis nepakartojamus gamtos vaizdus. Klaidžiodami miesto gatvelėmis, skverais ir aikštėmis pajusite meniškąją miesto dvasią, atrasite romantiškiausius kampelius, pažinsite kitokį Vilnių. Vilnių garsina dainų ir šokių šventės, gatvėse ir skveruose gyvai skambanti muzika. Tai miestas, kuriame muzika kuria šventę.